Labas visom, žinau, kad su dideliu nekantrumu laukiate šio megztuko pamokos. Aš pati jos laukiu ir laukiu pabaigos antro megztuko. Tai dar štai antras megztukas mezgamas iš šios spalvos. Jau paėmiau 2 kamuoliukus kitus. Tikrai nemažai jau mano numegzta, rankovę pradėjau megzti. Tai tikiuosi greitų laikų pabaigti, tam, kad galėčiau apsidėlioti, pasiskaičiuoti, pasižiūrėti, kas čia man išėjo iš šių 2 megztukų, nes šios pamokos bus tikslas ne tik tai, kaip aš mezgu šį megztuką, kiek akių dėti, kaip skaičiavau ir panašiai, bet ir šiek tiek edukacijos dirbant su macheriu. Vis galvojau, iš kokių siūlų megsiu pamokos metu, nes ne šiaip aš 2 megztukus mezgu iš tų pačių siūlų. Vis tik nusprendžiau megzti iš 3 spalvos būtent Rico Design, būtent šie Essential Super Kit Mohair Silk Print. Tai pasirinkti šią spalvą. 9. Tai tikrai dar šiek tiek turite laiko iki pamokos išleidimo, tai jeigu norite turėti tokį patį megztuką, gal irgi susigundysite ir šią spalvą, tai šių siūlų dar yra. Tai grubiai LXL dydžiui jum reikėtų 4 kamuoliukų. Šie 2 megztukai mezgami su identišku akių skaičium, bet čia yra laviruojama virbalų dydžiu. Apie tai bus kalbama pamokoj, bet kad jums žinoti, kiek siūlų nusipirkti iš Patri siūlų elektroninės parduotuvės ir jau po truputį ruoštis pamokai, tai iš esmės pilnai užteks 4 dydžiui LXL. S dydžiui ir mažesniam dydžiui iš esmės užtektų jums pilnai 3, tik tai neturėsit tokio aiškaus perėjimo, tiesiog bus jisai vientisai margas, nes jau iš paskutinio kamuoliuko matyt nelabai pavyks išgauti to tokio vientisumo. Dar orientuojamės į tai, kad ši spalva turi labai daug spalvų. Berods 6 spalvas turi, šis spalvynas turi jų mažiau. Čia iš esmės yra 2 spalvos, mėlyna ir žalia, ir jos atitinkamai po šiek tiek po atspalvį keičiasi, tai šias spalvas iš esmės yra paprasčiau derinti. Tai kai rinksite savo spalvą, irgi į tai orientuokitės. Čia, kiek matau, yra tų spalvų, kad ir atspalviai labai panašus, bet yra ir ruda, yra ir haki, ir tokia karamelė, yra lyg ir šiek tiek tokia persikinė, bet čia tokia rožinio, čia persikinė šiek tiek yra. Tai tikrai yra spalvų, bet žinokit, aš labai noriu šią spalvą pačiupti. Tai užeikite į Patri siūlų parduotuvę, pasižvalgykite, kokias spalvas aš turiu. Šios spalvos irgi dar kol kas yra, ir šios spalvos yra. Yra ir kitos spalvos ir naujai atkeliavusios, tai kviečiu užsukti į elektroninę Patri siūlų parduotuvę, įsigyti šių mezgimo siūlų. Jeigu kažkokios spalvos jau nebeturiu, bet tikrai labai norite užsisakyti, tai rašykite tam, kad aš galėčiau užsakyti, spėtų atvykti, spėčiau jums išsiųsti ir kad su manim spėtumėte į pamoką. Nes pamoka ši nebus ilga, tai bus greičiausiai vos 2 dalių. Pamoka. Pirma pamoka bus tokia daug edukacijos ir skaičiavimai ir pradžia mezgimo. Antra pamoka bus tokia trumpesnė, bus kalba apie rankovės ir būtent apie tokį užbaigimą. Tai va, tai bus tik tai 2 pamokos, tikiuosi į mėnesio pabaigą jau tikrai turėčiau joms pasiruošti, nes dabar dar vyksta filmavimai iš Concept by Kaite Taimisock siūlų mezgu vyrui 4 takelių reglano megztuką, tai jau ten link pabaigos judu ir iš karto pradėsiu su šiuo megztuku, tai tikrai, jeigu norite, kaip tik artėja vasara, aš tikiu, kad tokie megztukai vasarai kuo puikiausiai tinka, nes mes niekada nežinome, kokią mes turėsime vasarą. Jeigu ji bus tokia, kaip buvo pernai, tikrai nešiosite. Plius jie yra labai lengvi, labai gražus ir tikrai patikėkit, į jūs atsisuks
daugelis, kai nešiosite šį megztuką. Šį buvau nusivežusi į Kauną, į kūrėjų festivalį, tai patikėkit matim, sulaukė tokio dėmesio, jis net sulaukė ne tik dėmesio, jis net sulaukė klausimo, ar aš jį parduodu. Tai va, tai jis kol kas tikrai jis nėra parduodamas, nes jis yra mano mokomoji medžiaga, tai negaliu parduoti. Kaip bus ateityje, nežinau, ar parduosiu, ar pati nešiosiu, ar padovanosiu, dar nesu nusprendusi, nes nesu orientuota į mezginių pardavimą. Mano pagrindinis uždarbis, mano pagrindinės pajamos yra iš mezgimo siūlų, tai tikrai visas labai kviečiu palaikyti mano smulkų verslą, Patria siūlus, užsukite, įsigykite nebūtinai šiuos siūlus. Iš esmės šio megztuko mezgimui jūs galite pirkti bet kuriuos moherio siūlus, bet kuriuos. Visiškai nesvarbu. Šie yra šiek tiek nestandartinio dydžio, čia yra 50 gramų 380 metrų, bet nėra labai didelės įtakos. Jeigu jūs, tarkim, ir nusipirksit, tarkim, Lana Grossa Silk Hair, ten yra klasikinis metražas, ar Lana Gato, ar dar kažkurios, kur yra klasikinis metražas, tikrai nėra įtakos, tik tai savo pasiskaičiuokit reikiamą kiekį. Tai šiam megztukui, kurį megsiu pagal pamoką, megsiu iš Riko siūlų, jam reikia 4 kamuoliukų ir tikrai iki XL dydžio pilnai jų užteks. Tai iki greito. Ate, ate.